Sielos jungtis. Sukuriame raudonai baltą pasaulį, sudarome tvirtą liniją, o ant linijos erdvė, kurioje bet kada realizuojasi žmogaus minties formos. Realizacija vyksta tada, kai pasaulis sukurtas ant sielos pagrindų, o visą tai vadinama slenkanti amžinybės juosta ir realybė. Ir sukuria ten dalį, kuri gali realizuotis, įkurti savo pagrindinį tašką, o taškas sudaro sritį, kuri pereina per žmogaus fizinį kūną ir jame sudaro dangiškojo tėvo atvaizdą. Dabar kuriasi realybė, kaip amžinoji šviesa perėjusi per žmogaus fizinį kūną, išpildo sielos svajonę amžinai būti mylima ir ištikima savo sielos antrajam aš žmogui. Tai jungtis per dangiškojo tėvo atvaizdą. Afiniuojame save su savo sielos antrąja pusės, su meilės kanonu pasiųsta dangiškojo tėvo. Šis kanonas tai pasaulio meilė, kuri yra išvystyta kaip amžinoji stiprybės jėga, galinti viską atnešti amžinybę. Ir čia sujungti savo sielos antąją pusę arba su savo žmogumi per dangiškojo tėvo atvaizdą ir jo realybę, kurią jis duoda pažinti savoje šviesoje. Jis nutėsė dviejų sielų meilės kanoną, o jis eina per pasaulį ir kuria sritį, per kurią dar labiau atsiveria meilė ir begalinis spindesys šiai amžinai ir gyvai struktūros normai. Čia taip pat sudaroma sritis, kuri valdoma dviejų žmonių sukurta sielos meilė, ištikimybė ir pasitikėjimu. Žmonės sukuria tokią meilę, kad pasaulis nušviečia šviesomis, kurios sukurtos per abipusę meilę. Ši meilė sukuria tvirtą meilės kanoną, o iš šio meilės kanono suvedamos sielos su savo antromis pusėmis, kurioms jau laikas susitikti pasaulyje per dangiškąjį tėvą. Šį susitikimą greitiname ir statome sielos meilę ant meilės kanono galo su tikslu sujungti abiejų sielų pagrindus. Jungiasi fiziniai kūnai, kurie pritraukia vienas kitą, o pritraukia per aukščiausią spiralės formą, per aukštėjančią spiralės formą ir meilės kanoną išvystytą sieloje, kur vyksta sujungimas per dangiškojo tėvo atvaizdą ir jo realybę, kuris yra paruoštas tvirtų meilės pavyzdžių žmonijai ir visam pasauliui. Ir tik per tai abiejų sielų meilė kuriasi pamatai ir dar stipresnė meilė, kurią jau laikas pažinti fiziniais kūnais. Dabar įvyko tai, kas buvo sukurta ir perkurta iš sielos su savo tyrąja antrąja pusė, kurios buvo jungtos su dangiškojo tėvo ir jo realybės atvaizdu su norma. Saulė apjausė meilės kanoną savo spinduliais, sutvirtina abiejų sielų jungtį ir išryškina tai visam pasauliui kaip tyrąją begalybę, kuri nusileido ant žemės, atnešdama į pasaulį harmoniją per sielas, kurios sujungtų su meilės kanonų saulės glėby. Dabar tai virsta begalinė meilė, kuri jungiasi ir plečiasi per begalinę šviesą, kuri yra duodama kurtis amžinoje realybėje, o ši realybė tai tos sielos, kurios per savo susijungimą sukurs realybę dangiškojo tėvo, o dangiškasis tėvas tampa kaip saulė, tokia skaisti ir spindinti, kaip šventosios dvasios vanduo, ir tyra kaip amžina meilė, kuri parodo visam pasauliui, kad reikia kurtis, vystytis ir tobulintis sritį, kurioje visas pasaulis turės siektis šios srities pavyzdžių, kaip harmonija, kuri sukurta per dangiškąjį tėvą, ir tai yra realybė, kuri visados bus šalia antros pusės, kaip meilės pildymas iki begalybės, ir jos tobulinimas taip, kaip dangiškasis Dievas davė nuo pradžios. Visa tai bus sukurta amžinai, arba tiek, kiek sielos pajėgios bus visą tai išvystyti, plėsti, tobulinti, išlaikyti ištikėjimą meilę sieloje ir dalyti su ja dangiškoju tėvu, kaip jungimasi prie pasaulio visatos, kuriančios tyrą meilę, kurią kūrėjas kūrė iš pradžios. Siunčiame impulsą su norma ir Grigorijos Gravojos atvaizdu. Tebūnė taip. Dėkojame dangiškajam tėvui žinias su ašaromis akyse, klupodami ant kelio.